Jūsų įrenginys reikalauja remonto? Siūlome nemokamą diagnostiką. Be skambučių ar kelionių, paimame tiesiai iš jūsų durų ir grąžiname. Prieš remontą siunčiame kainos pasiūlymą ir tęsiame tik gavę jūsų patvirtinimą. Paprasta, skaidru ir profesionalu. Nuoroda aprašyme. Pakeitus uždarimo sensorių HPOMEN 16 TWF galite užtikrinti, kad nešiojamas kompiuteris veiktų tinkamai ir be trikdžių. Prieš pradėdami, rekomenduojame atlikti nemokamą diagnostiką, kad įsitikintumėte, jog problema tikrai susijusi su sensoriu. Mūsų specialistai gali atvykti pas jūs namuose ir įvertinti situaciją. Po diagnostikos gausite kainos pasiūlymą prieš remontą. Štai žingsniai, kaip pakeisti uždarimo sensorių. Įrankių paruošimas. Surinkite reikiamus įrankius: atsuktuvo rinkinį, pincetą ir naują uždarimo sensorį. Nešiojamo kompiuterio išjungimas. Prieš pradėdami darbą išjunkite kompiuterį ir atjunkite maitinimo laidą. Baterijos išėmimas. Atsukite varžtus laikančius nešiojamo kompiuterio dangtelį ir atsargiai nuimkite dangtį, kad pasiektumėte bateriją. Baterijos atjungimas. Atsargiai atjunkite bateriją, tai užtikrins, kad kompiuteris nebus energizuotas per remontą. Sensoriaus paieška. Suraskite uždarimo sensorių, kuris paprastai yra šalia ekrano mechanizmo. Atidžiai apžiūrėkite, kad įsitikintumėte, jog jis tikrai nebeveikia. Seno sensoriaus išėmimas. Naudodami pincetą, atsargiai ištraukite seną uždarimo sensorį, stengdamiesi nepažeisti aplinkinių komponentų. Naujo sensoriaus įdėjimas. Paimkite naują uždarimo sensorį ir atsargiai jį įdėkite į vietą. Įsitikinkite, kad jis tinkamai pritvirtintas. Baterijos prijungimas. Vėl prijunkite bateriją ir uždarykite dangtį, pritvirtindami visus varžtus. Nešiojamo kompiuterio įjungimas. Įjunkite kompiuterį ir patikrinkite, ar naujas uždarimo sensorius veikia tinkamai. Testavimas. Atidarykite ir uždarykite kompiuterį, kad įsitikintumėte, jog sensorius reaguoja tinkamai. Jei po šių veiksmų sensorius vis dar neveikia, rekomenduojame kreiptis į specialistus, kurie gali atlikti išsamesnę diagnostiką ir remonto paslaugas. Mes siūlome paėmimo į namus paslaugą, kad galėtumėte patogiai gauti profesionalią pagalbą. Mūsų specialistai greitai ir efektyviai išspręs problemas susijusias su jūsų HPOMEN 16 TWF nešiojamuoju kompiuteriu. Jūsų įrenginys reikalauja remonto? Siūlome nemokamą diagnostiką. Be skambučių ar kelionių, paimame tiesiai iš jūsų durų ir grąžiname. Prieš remontą siunčiame kainos pasiūlymą ir tęsiame tik gavę jūsų patvirtinimą. Paprasta, skaidru ir profesionalu. Nuoroda aprašyme.